Au! O ne! Nu ne! Ir vėl nutrūko. Gerai. Tai ta proga aš jums parodysiu, kaip pakeisti nutrūkusią gitaros stygą. Ir pirmas dalykas, ką turim padaryti, tai pašalinti stygos likučius. Dabar aš pritrauksiu iš arčiau, kad jūs galėtumėte detaliau viską matyti. Taigi, dabar pirmiausia pašalinsiu šitą stygos gabalėlį ir norint jį išimti, reikia ištraukti štai šitą kaištį, kuris yra ant tiltelio. Mano gitara iš to gana lengvai išsiima, tai man tai pavyko pirštais, bet daugumoje gitarų yra ganėtinai sunku ištraukti. Tai aš kažkada sugalvojau išiminėti tiesiog su šaukšteliu arbatiniu. Yra panaudojamas sverto principas, atremiu į greta esantį kaištį, taip, ir tiesiog kaip su kokiu kastuvu išverčiu lauk tą kaištį ir ištraukiu. Tik tai reikia atsargiai, kad nenulaužtų paties kaiščio, nes tas jūsų svertas yra labai stiprus. Dar galite naudoti kokį nors pincetą ar plonas replytės, tik tai turėkite omeny, kad replytės gali sugadinti tą plastmasinį kaiščio viršų ir geriausia prieš sučiumpant su tom replėm apvyniot kokį nors popierium, kad išliktų gražus ir kaip naujas atrodytų. Gerai, taigi pašalinom šitą kaištį ir ištraukiam lauk stygos galą. Štai taip atrodo jisai. Mato, toks burbuliukas yra. Metam lauk. Gerai, vienas galas sutvarkytas. Dabar kitam gale styga buvo užvyniota ant šito suktuko. Ir čia irgi reikia pašalinti lauk, atvyniojam ir ištraukiam. Štai koks liko gabalėlis stygos. Metam lauk irgi. Taip, dabar mums reikia naujos stygos. Aš turiu pirmą stygą. Prieš dedant naują stygą reikia žinot, kokios stygos tinka jūsų gitarai. Tai jeigu jūsų gitara buvo akustinė su metaliniam stygom, tai jums reikia būtent tokią pačią stygą ir įdėti metalinę, o jeigu jūs grojat klasikinę gitarą, tuomet jums reikia nailoninių stygų. Ir dar jums reikia žinoti, kelinta styga nutrūko. Šiuo atveju man nutrūko pirmoji styga, tai man reikia įdėti pirmąją stygą. Stygas galima nusipirkti muzikos prekių parduotuvėje, arba visą pakuotę, visas 6 stygas, pilną komplektą, arba tik tai vieną stygą. Tuomet paprastai viena styga kainuoja apie 5 litus. Ir dar jums yra svarbus stygų storis. Standartinis yra vadinamas 10 numerio, štai čia matot 0,10 parašyta, tai yra pirmos stygos storis 0,10 mm. Ir o kitos yra storesnės ir pagal tai muzikantai sako 10 numerio stygos. Kai kurie groja su 11 numerio stygom, yra kurie naudoja 9, bet standartas toks dažniausiai naudojamas yra 10 numeris. Taigi, dabar išsiimam stygą. Jinai taip susukta būna ratuku ir išvyniojam. Viskas. Gerai. Ir dabar vėl pradėsim šitam gale. Štai tas kaištis. Taip, ir čia yra skylutė dabar, kai kaištį ištraukiam. Matot? Ir dabar aš įkišu štai šitą burbuliuką. Taip, įkišu į tą skylę.
nelabai giliai. Ir dabar užkišu kaiščiu. Taip, įstumu giliau tą metalinį burbuliuką. Dar vienas svarbus dalykas, tas kaištis turi griovelį tokį. Tai tą griovelį atsukit į tą pusę, kur eina styga. Reiškia, turi būti atsuktas į grifo pusę tas griovelis. Taip, nu va, aš atsukau, užkimšau, viskas ok. Taip, vienas galas sutvarkytas, pritvirtinta. Dabar einam prie kito galo ir minutėlę. Ir čia dabar stygą reikia perkišti per skylutę, kuri yra šitame suktuke. Taip, taigi surandam ir taip kaip į adatą įveriat siūlą. Prakišam, taip stygą. Ir dabar toks momentas yra, jums nereikia vynioti visos stygos, nes jūs čia pusę valandos vyniosit, kadangi jinai gana ilga yra ir palikta yra rezervo. Pasimatuokit, kad jums išeitų maždaug 3 apvijos. Tai 3-4, taip, tai maždaug styga turi atrodyti, va tiek pasilikit maždaug, matosi, taip. Ir toliau čianai prilaikau, irgi turbūt dar paslinksiu arčiau. Taip, ir nežinau, ar čia gerai matosi, bet aš su dešinė ranka prilaikau su pirštu rodomuoju ir pradedu su kairė ranka sukti suktuką. Vėl yra svarbus momentas, į kurią pusę pradėti sukti. Pasižiūrėkite pagal kitas stygas. 3 viršutinės stygos iš vienos pusės yra užvyniotos, kitos 3 iš kitos. Jeigu pas jūs ne taip yra, tai pasistengkit ir keičiat visas stygas, tai jūs galit nuo šiandien jau žinot, kaip reikia susukti teisingai. Žodžiu, visos stygos turi eiti į išorę. Tarsi nuo centro šakotis į šonus. Gerai, ir aš pradedu sukti tada į tą pusę. Jeigu pamačiau, kad ne taip vyniojasi, tai suku į priešingą. Ir pirmą apviją taikau žemiau, negu kad tas išlindęs galiukas likęs. Taip, reiškia, čia tas likęs galas. O sekančią apviją, kurią darau, aš darau po tuo galiuku. Taip. Ir visą laiką prilaikau, kad būtų įtempta. Vyniojam, sukam tą suktuką. Jau 4 apvija. Taip. Ir dabar svarbus momentas yra vėl, štai čia, kur yra slenkstelis, ta plasmasinė detalė, joje yra griovelis. Tai styga, kuomet jinai jau daugmaž įsitempia, įstatom dabar į tą griovelį. Ir toliau įtempinėjam. Taip. Tai jau atsirado kažkoks normalus garsas. Ir toliau belieka stygą suderinti. O likusį stygos galiuką geriausia yra nukirpti su specialiomis žnyplėmis, kad neišdraskytų akių. Hop, viskas nukirpta. Ir jau galime groti